Prieš perkant dizelinį automobilį 26 metais peržiūrėk šį video. Taip, tai dizelino kaip kuro vis dar mažiau sunaudojama ant 15–25%, tačiau su dabartinėmis dizelino kainomis skirtumas tarp benzino ir dizelino yra beveik išnykęs. Na, o benzinas tuo atveju yra pigesnis aplamai nupirkti kaip automobilis. Ir paprastesnis variklis, pigesnis išlaikymas, mažesni remonto kaštai. Jisai, žinoma, labiau apsimoka pirkti važinėjant mieste ir trumpais atstumais, nes greičiau sušyla ir ypač tas pasijaučia žiemą. Na, o kokia dizelio problema? Tai modernus dizelis turi DPF, EGR, AdBlue ir tie dalykai kemšasi, ko pasekoje reikia juos valyti, remontuoti ir tie pinigai, kuriuos taupote ant kuro, tiesiog paprasčiausiai išeina ant remonto. Dizelinas labai apsimoka keliaujant ilgus atstumus. Na ir dar vienas dalykas, ko dauguma neįvertina, tai perpardavimas po eksploatacijos. Vakarų Europoje dizelino paklausa krenta ir tuo pačiu spaudžia Euro 7. Tai ką reiškia, kad po kelių metų parduoti ypač senesnį dizeliną bus žymiai sunkiau nei šiandien. Taigi formulė yra labai paprasta. Benzinas arba hibridas, maži atstumai, miestas, na, o dizelinas vis dar apsimoka, jeigu važinėjate ilgesnius atstumus. Tad ieškai benzininio ar dizelinio automobilio, ar turi ką parduoti, būtinai kreipkis į Mantulą.